Kaune gerai, nes esu iš čia, sakau, čia viskas sava, viskas pažįstama, taip kad laisvą laiką visą laiką stengiuosi daugiau senamiestį praleisti, jau dabar jisai pas mus vis tiek per pastaruosius metus tikrai atgyja ir tikrai maloniau ir vis daugiau vietų yra išeiti, atsisėsti kažkur, pabūti, sakykime. Tai turbūt ir yra tas pats didžiausias skirtumas su vaikystė, kaip, sakykime, tikrai nebuvo tokių galimybių ir nebuvo taip jauku, kaip darosi mūsų mieste kiekvienais metais. Man kažkaip maloniausia Vilniaus gatvė ir nežinau, aplink katedrą, aplink rotušę, galų gale paskui ten pasivaikščioti kažkur link Santakos jau taip, jeigu norisi biškį įsivalyti galvą ir pabūti ore, nežinau, Ąžuolynas labai yra malonu. Kadangi Ąžuolyne, nežinau, augom, visą laiką labai daug laiko praleisdavau aplink sporto halę ir sakykime, apie patį Dainų slėnį, iš kurio yra tiek ir gerų atsiminimų, ir tiek ir tokių sunkių, kadangi pačios sunkiausios treniruotės visą laiką būdavo Dainų slėnyje, taip kad, nežinau. Bet vat yra tokių vietų, kur, sakau, visą laiką man daugiausia turbūt, kaip sakant, fainiausia yra senamiestis. Žinot, kaip vaikas buvau, tai Kaune nelabai būdavo iš ko rinktis, būdavo arba Žalgiris. Tai tie vyrai Žalgirio, kaip ten Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius, Jovaiša, Krapikas, sakykime, tikrai buvo mano jau idealai, ten į tuos, kuriuos jau stengdavaisi daugiausia žinoti apie juos, kreipti dėmesį, kuriuos treniruotėse būdamas vaikas bandydavai kopijuoti, už kuriuos sirgdavai labai stipriai. Ir žinote, reikia pasakyti, kad Žalgirio fanai tai tikrai yra turbūt didžiausia Žalgirio varomoji jėga, ne? Ir, sakykime, užsienyje visi žino, kad atvažiuojant į Kauną tikrai bus gera atmosfera, jau nuo senų laikų tas laikosi, visi žino, kad kokie yra Žalgirio fanai ir tai yra vienas dalykas, jau kurį žino net užsieniečiai. Žinot, pats didžiausias palinkėjimas tai sekti, kaip sakant, va šitų kelių, ką Kaunas daro per pastarosius metus. Sakykime, aš kaip atvažiuodavau į Kauną, sugrįždavau, būdavo tikrai stoka tokių ir naujų dalykų mieste, ir kur išeiti, ir kur apsilankyti, ir naujovių. Tikrai pajaučiau kitokį požiūrį į naujoves, ir į tą miesto tokio ir senamiesčio, ir Laisvės alėjos atgimimą, taip kad tikrai kauniečiams linkiu kuo daugiau, kaip sakant, investuoti į mūsų miestą, kuo daugiau jį padaryti naujoviškų ir kad taip viskas tik tai eitųsi kaip pastaraisiais metais.